pabandom prisiminti, ką praeitą pamoką darėm. Opa. Su Exceliu kažką. Čia nekreipkite dėmesio, to įjungsiu labai sąmoningai neįjungus esu skaidrės, kad nematytumėt pamokos temos, o noriu, kad jūs pasakytumėt man, ką mes darėm praeitą pamoką. Countą ir countą mokėmės. Truputėlį buvom apsitarę, kas mums neišeina, arba ką dar reikėtų pagilinti, ar kažką tai padaryti. Ifus, sakėm, kad ifus, ne? Tai gerai, kas galit man pasakyti, pavyzdžiui, ką mes turėtumėm šiandien, jeigu mes norim tos ifus pasikartoti, ką mes turėtumėm per pamoką padaryti? Gal galim kažkokį tai uždavinį susiformuluoti, dar kažką? Ką taip? Pakalbėti apie ifus? Apie ifus, o ką ten kalbėti? Ar galim kalbėti, ar reikėtų kažkaip tai daugiau galbūt kažkokių praktinių dalykų? Ką galvojat? Geriau praktinių, ne kažkokių tai. Tai žiūrėkit, ką mes turim per pamoką padaryti? Pirmiausiai pasikartojam ifus, ne? Ką dar? Ar mums reikia sugrįžti dar kažkiek prisiminti count ir countą? Kaip galvojat, vaikinai? Reikia? Linguojat galvas, reikia. Gerai, ir tada, kai pasikartojat, pabandom pritaikyti praktiniuose uždaviniuose, ne? Gerai, tai dabar pabandom iš tikrųjų pačioj pradžioj prisiminti ifą. Ifas. Jeigu mes iš tikrųjų tik prisimenam, dar kol kas nebandom jį praktiškai pritaikyti, kas galit man priminti, kaip tas ifas iš tikrųjų pasirašo, kaip jis apsirašo? Sako, lygu, if, sąlyga. Ką po sąlygos mes dedam? Kabliataškį. Aha, kas toliau? Kita sąlyga rašom. Ar sąlyga rašom, ar teisingas? Girdžiu du atsakymus. Teisingas rašom. Jeigu sąlyga yra teisinga, ir ką dar rašom? Ir jeigu sąlyga yra klaidinga arba neteisinga. Tai dabar įsitvirtinam, ifas iš kiek dalių susideda? Iš 3 dalių. Kaip tos dalis tarpusavy sudėliotos? Ką pirmiausiai rašom? Pirmiausiai kabliataškį rašom? Pirmiausiai lygų rašom. Ir toliau sąlyga. Ar gali iškart Excelyje, pavyzdžiui, dabar galvoja, ar gali būti taip, kad iškart vienam langelį parašo ir kas yra teisinga, ir kas yra neteisinga sąlyga? Galvojam. Ar gali iškart, pavyzdžiui, gyvenimiška patirtis? Jeigu šiandien lyja lietus, aš einu su skėčiu. Kitaip einu be skėčio. Ar gali būti taip, kad einu ir su skėčiu, ir be skėčio? Ne. Tai galime Excelį tai parašyti? Ne. Tai žiūrėk, ifą prisiminėm, ane? Nu jau čia pats žemiausias lygis, mes turim visi užsimerkę mokėti tą ifą. Gerai, prisimenam dabar count ir countą. Count. Ką daro? Skaičiuoja. Ką skaičiuoja? Kiek yra skaičių? Pažymėtam intervale, kiek yra skaičių. Ką skaičiuoja countą? Kiek yra užpildytų langelių? Nu, jūs šaunuoliai viską prisimenat. Tai ko čia mums tik uždavinius prasisprendžiam ir viskas, ir būsim kieti, ne? Gerai, tai dabar žiūrėk. Pagal visus vertinimo kriterijus ir visus kitus dalykus, kad tik žinoti, ką ir atpažinti tas formulės, tai yra pats žemiausias lygis. Bet jūsų klasėgi nėra pati žemiausia lygio, ne? Jūs jaučiatės aukščiausia. Tai vadinasi, mums reikia mokėti ir pritaikyti, ir kažkaip tai spręsti visokias problemas ir taip toliau. Tai gerai, tai šiandien per pamoką iš tikrųjų pabandysim tuos uždavinius spręsti ir pritaikyti tas savo žinias įvairių problemų sprendimui netgi praktiškai. Tai dabar žiūrėkit, kaip darom su vertinimu?
Šiandien nevertinama, ne? Pasikartojam. Gerai, tai dabar žiūrėk, aš norėčiau, kad jūs susiskirstytumėt poromis. O kiek? Kas yra pora? 2. 2 ir daugiau. Oi, vienas žmogus lieka. Gal 3 tada atsisėskit, gerai? Ar gali prie jų atsisėsti, gerai? Dabar žiūrėkit, kokią taisyklę darbo porose. Jūs turėsite, paklausykite atidžiai, prie vieno kompiuterio sugalvoti uždavinį su ifu ir sugalvoti antrą uždavinį, kuriame paklausot būtų count arba counta. Dabar žiūrėkit, atsidarom Excelio langą, pasidarom nedidelę lentelę, kiek lenteliai, 5 duomenys, 4 gali būti, ne, ten kažkoks sąrašas. Viršui užrašom sąlygą, ten apskaičiuoti tą ir tą reikia, ten jeigu tas ir tas vyksta. Ir tada, kada sugalvosite uždavinius 2, susikeisim, vieni eis prie vieno kompiuterio, ta prasme, rotacijos būdu pasikeisim ir kiekviena komanda turės išspręsti kitos komandos sugalvotus 2 uždavinius. Ar aiški? Tai dabar žiūrėkit, pirmiausiai, kad visi kartu padarytumėm, mums reikia laiką nusistatyti, kiek laiko galvojam uždavinį. 20. Nu žiūrėkit, mums reikės dar laiko išspręsti juos. Tai Gal per 10 spėsim? Žiūrėkit, imu laiką 10 minučių. Jeigu labai nespėsim, tada prasitęsim 10 minučių. Kiekviena komanda bet kiekviena komanda taip pat tarėtės ir kaip padaryti kitai komandai iššūkį, juk jūs nesat žemiausio lygio, ne? Tai tam pačiam Excelio lape užrašot, padarot lentelę ir užrašot sąlygą. Kiek uždavinių darom? 2. Su kokiom funkcijom uždavinius galvojam? Chebra, su kokiom funkcijom galvojam? Vienas uždavinys su counta, kitas uždavinys su ifu. Ar panos girdėjot, kokius uždavinius galvojat? Vaikinai Galiorka girdėjot? Kiek uždavinių galvojat? 2. Darot prie vieno kompiuterio. Darot. Abu galvojat. 10 minučių. Jau praėjo 1 minutė. Žiūrėkit, aš jums tokį netgi špargalką padariau ant lentos, bet jūs nereiškia, kad galit nusirašyti ir nebus iššūkio kitai grupiai. Va, aš pasidariau su ifu, kad tu turi mokiniai pažymius ir kurie mokiniai išlaikė egzaminą, jeigu laikomas išlaikytas egzaminas, kai pažymys yra daugiau arba lygų 4. Tai čia kokia funkcija? Ifa. O čia va žiūrėkit, man reikia suskaičiuoti, kiek turi tam tikrų duomenų. Bet čia labai lengva. Sugalvokit sudėtingesnį kokį nors uždavinį. Bet viską siejam su gyvenimiška patirtim. Galvojat apie gyvenimą. Jeigu jums reikia, turiu špargalką. Jo, va čia kažkur tai parašykit, arba šolis parašykit sąlygą, kad kažkas atsisėdęs žinotų, ką reikia padaryti. Ar ieškotės kažkur internete sąlygų?
Nu, pabandykit pagalvoti apie savo aplinką, apie savo namus, apie mokyklą. Tai tikrai galima labai daug kur pritaikyti. Tarėtės visi, kad būtų poroj bendras sprendimas priimtas, tarėtės. Bet žiūrėkit, labai svarbu, kad jūs sugalvotumėt uždavinį ir patys žinotumėt, kaip jį išspręsti, nes paskui patikrinti turėsit, ar teisingai išsprendė, kas atsisėdo prie jūsų kompiuterio. Jau 5 minutės praėjo, jau vieną uždavinį turėjot sugalvoti. Gerai, tai dabar iškart ir antrą uždavinį. O sąlyga, ką jiems reikės padaryti atsisėdus prie jūsų? Parašykit sąlygą. Užtenka jau jūsų vardų, užtenka, kiek esat parašę. Tik dabar žiūrėkit, šalia parašykit sąlygą. Ką atsisėdę prie jūsų turės padaryti? Nu, tai sugalvokit, ką turėtų skaičiuoti. Ką jūs norit, kad čia skaičiuoti? Arba pačioj tą sąlygą, arba viršui tą sąlygą. Kur norit, ten parašot. Nežinau, bet jūs jau špagatą darot, parašot, gaunat, nerašykit, negu sugalvoja. Bet pagal tai, kokią lentelę pasidarėt, turi jūsų sąlygą. Kaip manom sekasi? Kas, kodėl depresija? Nesugalvojot? Ne, čia man depresija, kaip visada. Labai jau iškart pasakot, jūs pasakykit, rask, kiek, pavyzdžiui, kiek yra užspalvintų lagelių. Jūs nepasakykit, kokią formulę. Tau atsirašyk. Tai jau vieną uždavinį turi. Dabar padarykit antrą uždavinį. Šaunuolis. Gerai, gerai. Ar jau pabaigė sąlygą rašyti? Greitai galvoja atsakymą. Liuk, dabar iškart galvokit jau antrą uždavinį. Parašyta. Padeda kažkiek, ne? Liuk. Ar jau, žiūrėkit, dar turim kokias 3 minutės? Ar jau, dar reikia pratęsti laiką? Nu gerai, dar prasitęsiam kiek? 4 minutėm.
nes prašot daug, biškį mažiau. 4. 4. 4,5. Gerai, kai bus linija 4, keisimės iš karto. Bet atsiminkit, kad jūs patys turit mokėti išspręsti tą uždavinį. Jūs negalit sugalvoti kažkokio uždavinio, kuris yra neišsprendžiamas. Vaikėnai, matau, kad biški čia nais užstrigot. Antras uždavinys. Darom antrą uždavinį greitai. Ar jau antrą darom? Jau antrą darot uždavinį? Aš nematau jūsų sąlygos. Ne, jūs taip nerašykit. Apskaičiuok įvą. Ką reiškia? Kokią sąlygą parašyti? Ką reiškia apskaičiuok įvą? Ką jūs norit apskaičiuoti? Jūs surašėt mokinius, jūs surašėt kažkokius skaičius. Ko jūs norit apskaičiuoti? Ko norit? Ko norit? Kas čia yra, pavyzdžiui, čia susirašėt vardus ir kas šiandien yra paties skaičiukai? Kas yra? Pažymiai, pinigai, pažymiai. Ką jūs norit su tais pažymiais sužinoti? Jeigu... Kas? O įskaita kada? Nuo 4. Tai tada ir rašykit kažkokią sąlygą. Ar mokiniams, ar mokiniai išlaikė įskaitą, jeigu įskaita laikoma kiek? Išlaikyta, kai mokinys gauna 4, jau, ne? Tai va tokią sąlygą reikia parašyti. Gerai. Matot pavyzdžius lentoj, jeigu kažkam tai reikia, pasukit galvytės į lentą. Nes mačiau vaikinai vieni žiūrėjo į lentą šitie. Tiek žmonių mirė. Gerai. Aš dabar noriu biškį prie šito. Kiek mokytojų praleido pamokų? Gerai, čia žiūrėkit. Rašėt mokytojus. Čia gerai. Sandra praleido 1. Ir, sakykim, ne? Čia Robertas praleido 3. Kiek? Tai bus 2. Galvojat, ar jūsų sąlyga yra teisingai sugalvota? Ar tikrai gal geriau būtų ar yra mokytojai, kurie nepraleido vienos pamokos, tai tada visus tos gerus dalykus čia labai sudėtinga, ne? Ar keli mokytojai, pavyzdžiui, keli mokytojai praleidinėja pamokas? Tai tada žinom skaičiukus, ne? Nes dabar sąlyga jūsų neteisinga. Galvokit logiškai, galvokit prie praktikos, tai realiai pritaikykit uždavinį prie praktikos. Pagalbos reikia. Nu, miestai, žmonės gyvena. Nu, ir pavyzdžiui, kokia galėtų sąlyga? Čia nori tipo, ne? Nu, kiek? Pavyzdžiui, jeigu mieste gali būti gyvena virš kažkiek tai tūkstančių, tai miestas skaitomas didmiesčio, mūsų atveju skaitomas vidutinės kūno miestų. Galima pagal apgyvendinimą, pagal žmonių skaičių. Tai jūs tada kokią turėtumėt sąlygą rašyti pagalvokit. Nes jūs prisirašėt, kad žmonių gyvena mieste. Super. Ta prasme, lentelė superinė. Tik dabar teisingai suformuluokit klausimą, kad atsisėdę kažkas tai galėtų padaryti. Ar yra kas nors komanda, kuri padarė jau 2 uždavinius? Panos, jau padarėt? Dar ne? Jau padarėt? Panos, baigėt? Ar jau sugalvojate?
patys mokėtumėte spręsti? Gerai, O nesupratau. ką reiškia, pavyzdžiui, tas jūs mokytojas, pavyzdžiui, praleido įvykį? Tai žmogus viskas nervėsi ir... Ne, žiūrėkit, jūs pritaikot praktiškai, jūs dabar, aš suprantu, kad pasiėmėt kažkokią lentelę, bet jūs galvokit praktiškai. Kodėl tu tiesiog pavardės? O mane įrašė? Ne, manęs ir vardą neprisimenu. O, gerai. Kada yra galima rašyti labai. Davai, daryk. Kaip mano sekas? Klausimai, ne? Tai dabar žiūrėkit, vaikinai, jūs supanorkinsite. Ir pasižiūrėsim, ar padarysit. Ir paskui panos patikslinsit, ar padarė uždavinį ar ne. Gerai? Kas nori? Ką daro? Vaikinai, ar jau padarėt abi dvi sąlygas? Paro, viskas keičiamas, ne žmonės. Nebėra. Jeigu mieste gyvenate, pavyzdžiui, iki 300 Padarti. Na, jeigu žinokit, sunku mums čia padarė, tai aš net ateisiu pasunkinti. apsigindėt jau. Gerai, dabar panios visos trys skaito ir bandot jo apsimaišonios sąlygos, ne? Gerai, bet įdomu, už taigi sąlygas sugalvoja. Aha. Tarėtės, ar jūs jau sugalvojat, viskas jau keisitės? Ar kokią galvojat? Čia su įfuku jau... Čia su kuo sugalvota? O čia dabar su kalbu. Ir čia pavyzdžiui sugalvokit, jeigu mieste yra miestas įvardina kaulinę. Tai supratote, ne? Tai va, ir sugalvoja kaip greitai vienas galvoja sąlygą, o kitas skaičių surašo. Greitai, nes jau reikia keistis. Nes abudu galvojat, nežiūriu vienas dabar, ar galvojat? Padėdė? Ar rimtai? Gerai. Vaikinai, ar baigėt jau? Baigėt? Da. Jau pabaigė, laukia jūsų klausimų. Labą. Aš vėl. Ką praleidžiu? 100 yra priešbedarbių, miestas įvardinamas, neturint nei 100. Mieste reikia statyti, pavyzdžiui, gamyklą. Kitu atveju nereikia. Tai turi parašyti, reikia ar nereikia. Ir viskas padaro lentelę, keliatės, susitvarkot ir einat čia ir keičiatės vietos. Jeigu ne, aš čia nesakau. Aš šitą susukau. Jeigu nešiau. Sakė, jeigu mažiau. Jeigu labiau važiuoji iš Švedijos. Tai pas mus vienas atgaičia prie to šitas. Ale kaip sunku kurti užduotis. Viskas parašėt, vaikinai? Parašėt. Plius. Parašėt klausimą. Keliatės, keičiatės vietą. Keičiatės. Sprendžiat jų uždavinius, sprendžiat jų. Žiūrėkit, spėsit per labai ilgai čia mes turim tos užduotis. Nu, greitai pabandom. Greitai tarėtės, perskaitot sąlygą, tarėtės ir rašot sprendimą. Per 5 minutės. Nu, gal spėsit. Panos labai čia susuko, jie sunku suskaičiuoti. Tokį lengvą uždavinį tai mes jam darėm. Ar rimtai? Va, viskas padarėm. Padarėt? Nu, gerai. Gali paaiškinti?
Gerai, aš jau iš viso žmonių padėsiu. Ką jūs čia prirašėt? Gali padėti biškį. Negalim padėti čia kautą. Klausim, mes turėsim tokius patikrinti, ar teisingai jūs padarėte. Kodėl gauni jas? Tu taip mažais, taigi visas. Jei, nu, atsakymą mes. Jis nežino. Ne. Jeigu vidurkis plačiau rašo, Ar mokinys visiškai įsivaizduoja, ar ne? Jie tik jau parašė. O jūsų sakė ketvirtas. Jeigu ketvirtas išlaikė. Ką jūsų sučidės? Ne iki galo parašė tų užduoties Kaip sąlygų. suprastum? Ne, pažįstu. Taip, jeigu ketvirtas išlaikė. Padarėt? Gerai, kadangi jūs abi dvi grupės anksčiau dabar žiūrėkit, eikit pasižiūrėti, iškovojat ir pasakykit, teisingai sprendė jūsų uždavinį ar ne? Patikrina savo draugų. Patikrina. Atsistokit ant langelio ir patikrinkit, ar teisingai sprendė ar neteisingai. Gerai. Gerai. Aha. Jeigu daugiau. Neteisingai, ne? Jeigu daugiau negu 7. Ai, jūs tai padarėte savo atskaityti. Parašyti, jeigu daugiau negu 70 ar 80, ne, žiūrėk. Tu čia čia mažiau ženklus. daugiau. 7 didesnė, čia mažesnė. Skaičiu. Čia jūs neteisingai ženklą parašėte. Nu ne, 7, šitas ženklas yra daugiau. Tu pasikeisi ženklą ir paskui pabandysi. Nu ne, nu pasižiūrėk, girdai žiūrėk. O iškilo klausimas mažiau ar daugiau, manęs paklauskit. Ženklas, žiūrėk, aš tau Google, žiūrėk. Koks čia ženklas? Mažiau. Bet tu supranti, kad jeigu į šitą pusę, tai tada mažesnis. 7 didžiausias pas jūs. Jeigu mažiau nei 7, tada... Liuks, išsiaiškinkit, liuks. Tai palauk, tai gal ne visi. Kaip sekasi, vaikinai? Почему там 2 души? Visi gali gauti. Daugiau. Ne, sąmonė. А, нет, это что-то Aiškinatės, ką? Kažkoks religinė čia Manęs klausai, tai čia mažiau ženklas. Nesąmonė. Mes per matematiką sprendžiam tik čia daugiau. Aik tu! Nu, taip, tai aš tekstą padariau ir Aik! Tai tai ženklą reikia žiūrėti rašyti. Čia mažiau. Tu parašy, jeigu mažiau nei 7, tada... Šaunuoliai, išsiaiškinkit. Jeigu mažiau. Panos, ar jūsų uždavinius teisingai vaikinai sprendė? Ne? Padarė klaidų? Tai yra pasakot parvarą, tai mes taip pakeisim sąlygą, daug pakeisim sąlygą. Ir jūs neteisingai mūsų padarė. O vaikinai, panos jūsų teisingai padarė uždavinius? Pagal mane tai ne, bet pagal ką tai turėjau. Pagal Google teisingai padarė, bet pagal mane tai ne. O pagal ką jau? Pagal Google. Jūs skaitus ar ne? Tai irgi teisingai, tai tu viens kažkaip čia nesusitarė. O dabar vaikinai, pasižiūrėkit, kur jūs padarėt klaidą. Panos sako, kad jūs padarėt klaidą. Kaip mokytojai nepraėjo pamokų, tik kad 2 mokytojai nepraėjo pamokų. Ar kiek praleido, ar kiek nepraleido buvo pas jūs? Mokytojai nepraleido pamokų. Jūs žinot, kad nepraleido, čia reikia kitą formulą. Nu, tai ką tu padarai? Čia daugiau ne kampų. Nes čia jeigu ne... Mes galėjom paimti kauntą ir atimti kauntą. Ir tada būtų kiek nepraleido. Jie padarė sudėtingesnį jūsų uždavinį. Nu, jūs O kadangi jūs esat gudros ir turėjot sugalvoti, ir jie yra gudrus, jie padarė jau aukštesnio lygio uždavinį. Jie padarė, ten kur pavardė mokytojas, tai nieko neparašyta. Bet tenai jie padarė Arenauskienė, antras jau stulpelis, Sandra, trečias Salata.
antro stulpelio, trečio to stulpelio, jums jo praktiškai nereikia. Bet, o sąlygos dvi ar viena? Viena, jeigu viena sąlyga, tai viena stulpelio būtų užtekę iš tikrųjų, ne? Aha, žiūriu, kaip jums sekasi. Ar baigėt apskaičiuoti? Aha, neišeina taip padaryti. Gerai, dabar Gal sakiau, kad reikia daryti kitaip. Gal sakiau, einat pasižiūrėti. atvirkščiai mes padarėm, sakiau. Čia įfos, jeigu už Aš daugiau jam sakiau, už kaip keturis, padaryti. tai vadinasi išlaiko, jeigu Aš ne. esu Man Dabar vietoj žiūrėti. O tu žinai Vaitapūnę, o čia Džiuga Vaitapūnė, ne? Ne, Gerai, antrą ne. bangą. Gerai, tada Džiugas mama. Ne. Vaitapūnė. Paskui. Ne, kaip jūs rašot O Džiugas sako, turi vaikų. žodžiais niekada mes nerašom, mes rašom ženklą visada. Turi? O, Bože, man, kaip nepasitikėjęs tėvas. Ar išsiaiškino, kur yra klaidos? Vaikinai, išsiaiškino, kur padarėt klaidas? Aš jau senai buvo aišku, kad buvo padarėm. Aš jam sakiau. Aha. Gerai, dabar merginos ir vaikinai. Žiūrėkit, naikit prie vienos grupės ir naikit prie kitos grupės ir padėkit išspręsti jiems uždavinius. Jie kažkur užstrigo, kad negali. Ne. Dabar žiūrėkit, vaikinai eina ten, merginos va pas juos. Kur čia užstrigo? Vaikinai. Pasižiūrėkit sąlygą ir padėkit jiems padaryti uždavinį. Nu, vaikinai. Kuris miestas? Paukščių, kur tu savi? Wonder czy nie mam presji na stronę, jak to nasze. Pirma sąlyga yra, žiūrėkit, ten rašo, jeigu jie neįrašė keturių. Padėkit jiems. Žiūrėkit, pirma sąlyga, jeigu išlaikė, tai jeigu ketvirtą gauna, tai išlaikė. Tai kokį jiems, ar išlaikė įskaitą ar ne? Ir ketvirtas yra, čia tik neįrašė ketvirtą. Tai kokią formulę reikia rašyti, kad būtų išlaikė arba neišlaikė įskaitą? Tai kokia? Ifos, ne? Nu gerai, ifo rašom. Tai kaip rašom, žiūrėkit. Panos, dabar žiūrėkit, ar jie teisingai rašo? Mokytoja, o kaip jūs galvojate, sakysimtuvas ar geras ar nebe jau? Aš galvoju, kad jūs padedat, ar jūs sprendėt? Jo. Ne. Tos į telefonę. Kokį telefoną? Nepadėjo? Ne, padeda. O kokia sąlyga yra? Kuris? Kur yra miestas? Kur yra miestas ar miestelis? Žiūrėkit, jeigu miestelis, tai iki 300. Tai žiūrėkit, ne intervalą kažkokį reikia parašyti, bet reikia skaičių, jeigu jisai yra iki 300, tai miestelis, ne? O kitu atveju tai miestas. Tai kuris? Tai ne. Tai kokią koordinatę spaudžiam pirmiausia? Spaudžiam skaičiaus koordinatę. Pirmo. Nu, ir dabar žiūriu, ar jisai didesnis už 300? Žiūrim sąlygą, ar didesnis už 300, tikrinam tokią sąlygą. Ką rašom? Tikrinam tokią sąlygą, ką rašom? Ar didesnis už 300? Ir ką tada rašom? Didesnis, tai tada koks yra? Miestas. Kitu atveju bus. Nu, ne kaimas, miestelis. Bet jūs skaitytuvas, žinokit, pasibaigęs galiojimas. Žiūrėk, ne apie tai mes dabar kalbam. Aš noriu, kad tu įsigilintum į tą uždavinį.
Dabar žiūrėkit, Duok, kad nuspręs. ar visi tarėtės? Nelabai. Mokytoja, Aha, kam vyr? nu. Žmonių, kas tas vy? Kas šiandien yra? Kuri sąlyga? Miestas. Žmonių, jei 100 yra bedarbių, tai miestas. Ką reiškia? Kitu atveju kaimas, ne? Aha. Ne, kažką čia. Nu gerai, tai kokia čia? Žmonių vidus. Čia irgi informacija, ne? Aha. Čia irgi Abu. February. Gerai, dabar sėdamės į savo vietas. Sėdam į savo vietas. Jūs galbūt ir padarėte. Mes nežinom. Nu, ir aš turiu irgi. Gerai, atsisukate į mane, visi atsisukam, dabar šiek tiek pamirštam, jau aš suprantu, kad įsijautėte tuos uždavinius, viskas tvarkoj. Atsisukam, vaikinai. Kas, pasakykite dabar, visokių mačiau variantų, kas, klausiu visų klausiu, kas sunkiausiai buvo. Suprasti, ką parašė. Supras sąlygą, ką parašė. Aha, dabar iš kitos pusės klausiu, o sąlygą parašyti ir sugalvoti sunku buvo? Kažkas sako sunku, kažkas nelabai. Aha, tai dabar žiūrėkit, kur mūsų problema yra? Nemokam suformuluoti sąlygos? Bet žiūrėkit, jeigu sąlyga yra suprantama, lengva padaryti uždavinį. Rimtai? Ar tada suprantat, kur ifas yra taikomas? Vaikinai, jau dabar į mane žiūrėkit, nebežiūrėkit į tą kompą, aš suprantu, kad ten labai įdomu. Aha, gerai, tai dabar žiūrėkit, klausimas. Kur va tokie uždaviniai praktikoje yra taikomi? Count, counta, ifas. Kur taikomi? Pasakykit pavyzdžių gyvenimiškų. Kur? Lankomumui. Lankomumui galima ir galima ir ifo naudoti, ir countą, ne? Ir ifo, pavyzdžiui, jeigu nepraleido nei vienos pamokos, galim prašyti, pavyzdžiui, kokį pagirimą duoti prizą ar surprizą kažkokį jo. Kur dar galim gyvenime pritaikyti? Banke. Kur banke? Lius, labai geras pasakymas. Kur banke galim pritaikyti? Kas? Žiūrėkit. Galit, pavyzdžiui, savo asmeninį, ar kas nors iš jūsų savo asmeninį biudžetą skaičiuoja? Ne, rimtai? Pavyzdžiui, žiūrėkit, ar aš galiu Exceliu susirašyti? Mama davė tiek pinigų, tetė davė tiek, baba davė tiek, pramogom išleidau tiek, valgyti išleidau tiek. Ir apačioj noriu susiskaičiuoti, klausot, noriu susiskaičiuoti, kiek gavau ir kiek išleidau. Kokias funkcijas čia panaudosiu? Ifą. Ar countą? Kokias? Jeigu sum prabrauksiu, tai ką gausiu? Iš viso, mano tas galutinis biudžetas, ne? Bet jeigu man reikia žinoti, kiek aš gavau pinigų ir kiek aš išleidau. Jeigu skaičius daugiau, bet čia jau nepritaikysi. Kodėl? Jeigu neigiamas, galim pritaikyti, ne? Gerai, dabar žiūrėkit, kadangi mūsų jau pamoka eina į pabaigą. Pakelkit rankas, kas galvoja, kad dabar galėtumėt, pavyzdžiui, padaryti man kokį nors kontrolinį darbą su ifu ir su countu ir kam nebereikia tvirtinti. Vienas žmogus pakėlė, ar yra dar? 2, 3. O, liuks, 3 žmonės galvoja, kad jau suprantat. Gerai, ar yra žmonių, kurie galvoja, kad dar reikia mums praktikuotis? Vadinasi, daugiau kaip pusė klasės. Tai ką mes darom tada po atostogų pirmą pamoką susitikimą? Ar darom kontrolinį? Ne. Tai dar praktikuojame su ifu ir countu. Dabar pasakykit, kaip norėtumėt praktikuotis? Ar kurti užduotis ir spręsti, ar norit, kad aš sukurčiau? Jūs sukurkit, gal jūs. Kodėl? Geriau žinai.
Bet žiūrėkit, jums irgi reikia mokėti komunikuoti, ne? Tai vadinasi, parašyti yra sudėtinga, dar susikomunikuoti yra sudėtinga. Aha, šitą kompetenciją dar turim patobulinti. Manau, kad aš duosiu jums dar pakurti užduočių. Pagalvokit namuose. Gerai, tai dabar žiūrėkit. Aš manau, kad... Kaip galvojat? Kaip galvojat? Kaip galvojat? Ar šiandien ką nors pasiekėm per tą pamoką? Ką pasiekėm? Pakartojam tik tais. O šiaip tai pamatėm savo spragų dar, ne? Gerai, liuks, tai aš žinosiu, ką man daryti su jų kitą pamoką.